Matau internetą pilną pasiūlymų, a, kadangi artėja naujieji metai, tai per 3 dienas, per 5 dienas transformuotis, kad suplanuoti savo gyvenimą, parašyti savo norus, kaip įgyvendinti savo norus ten per kitus ateinančius metus. Ir labai daug žadama būtent čia ir dabar. Jūs parašysit lapuką, porą afirmacijų gal kažkokių ir kad kiti metai jau bus tokie, kaip jūs rašot. Tai iš tikrųjų taip. Aš nesakau, kad taip neveikia. Tikrai gali būti, kad kiti metai bus jūsų tie idealūs, bet nuvilsiu, nes žiūrint, kiek jūs įdėjot iki šiandien tam, kad būtų toks rezultatas. Kiek jūs įdėjot laiko, kiek įdėjot pastangų, kiek savo būtent kažkokio veikimo, judesių, finansų, žinių. Tikrai labai daug nuo visko priklauso. Ir galiu pasakyti, kad internetas tikrai siūlo visko. Kaip pasikeisti, kaip tapti moterim, kaip tapti lengva, kaip tapti milionierė, kaip tapti turtinga, kaip tapti nepriklausoma, kaip suteikti savo idealų partnerį. Tikrai visko yra daug ir žmogaus protas, ypač šiais laikais, aš noriu lengvai, paprastai ir greitai. Tai net pelėgaudikliai sūris nebūna paprastai ir pakankamai greitai. Nes už tai jūs kažką vis tiek sumokate. Ir klausimas, kaip per 3 dienas transformuot visą savo gyvenimą. Jeigu jums 18, 20, 50 metų, jūs turėjot per savo tą gyvenimo patirtį jau per visą laikotarpį savo patirtį, jie jums įsiskiepijo, kad tai yra mano jau automatu, aš veikiu ir dabar per 3 dienas, hop, ir viską pakeičiam. Tai čia tik stebuklais būna tokie dalykai, tikrai būna, kad žmogus atsikelia, kažkas atsitinka, avarija, dažnai būna koma ir po komos, po kažkokio tokio įvykio pasikeičia kažkas būtent smegeniniai, prote, kad žmogus visiškai pasikeičia, paleidžia kažkokius vienas programas ir elgiasi visiškai kitaip. Tikrai būna, bet čia labai retai ir vienetiniai atvejai. Tai aš jums pasakysiu, net per paprastą savo asmeninį pavyzdį, kad nebūna taip greitai ir kad mūsų kūnas vis tiek reaguoja pagal savo įprastas programas. Tai kaip pavyzdys, aš kažkada rūkiau ir rūkiau kokius gal 7-9 metai su pertraukom, bet, tegul būna 9 metai. Ir aš nusprendžiau mesti rūkyti. Tai jau tas galutinis buvo mano metimas, kad aš tikrai noriu mesti. Su knygos tos populiariosios pagalba aš mečiau rūkyti. Ir aš labai gerai prisimenu, kad tai buvo būtent toks laikotarpis, kalėdų laikotarpis. Gruodžio jau pradžioj aš jau viskas, aš jau neberūkiau. Visi eina, šaltis, prisimenu labai gerai, kad buvo šalčiai baisiausi, pūgos ir visi eina į lauką rūkyti, o aš tokia, o man nebereikia ir aš tikrai nenorėjau rūkyti. Labai lengvai aš mečiau rūkyti. Tačiau lygiai po pusę metų mano kūnas sureagavo ir suveikė automatu pagal mano įprastą veikimo principą, veikimo programą. Tai buvo taip, kad mes važiavom su draugiam prie ežero ir mangi ežeras, cigaretė, laisvė tokia, kad tai buvo įprasta ir man tiesiog net gera buvo. Mes važiuojam prie ežero, aš vairuoju ir privažiuojant mano ranka tiesiasi, kad atidaryt tą stalčiuką, bardačioką vadinamą, kad paimt pakelį cigarečių. Tai aš negalvoju apie tai, jau pusę metų, kokie 6 mėnesiai, aš tikrai jau neberūkau ir minčių net nebūdavo net tokių. Ir mano ranka tiesiasi, visas kūnas pasilinkė tam, kad paimti tą atseit tariamą pakelį cigarečių, nes ašgi prie ežero visada turėdavau, kad ten paimti reikia atsarginį, dar kažką. Nes 9 metus aš tą dariau. Ir įsivaizduojat, tai čia įprotis tik tai rūkimo. Ir kur aš nerūkiau
va taip kas minutę, ten kas valandą, kas 2,5 pakelio į dieną, tai reiškia 10 kartų aš eidavau rūkyt tuos 9 metus, ne visus, ne su pertraukom, ten ir po pusę metų nerūkydavau, bet vat suveikė mano automatu, nes tiesiog buvo aplinka ta, kur mano vat kūnas atsipalaidavęs ir jisai veikia įprastai. Tai lygiai taipogi su mūsų psichologiniam programom, su mūsų emociniam programom, kad tam, kad kažką pakeisti, aš turiu daug kartų pakartoti naują programą, ją įdėti, kaip aš sakau, mūsų protas, jisai kaip kompiuteris, tikrai galima jį programuoti, perprogramuoti. Ir aš kartoju programą ir net kažkada susikurs tokia situacija, kai aš iš įpročio galėčiau padaryti, bet aš pagausiu save. Ne, aš dabar darysiu kitaip. Va tada, kai jūs pamatysit šitą dalyką, kad, kaip ir kūnas nori daryti taip, kaip įprastai, bet jūs save pagaunat, va čia prasideda tikra transformacija, bet iki šitos transformacijos tikrai trunka ne 3 dienos, ne 5 dienos, galbūt 3 mėnesiai, jeigu tikrai labai dirbsit. Tai nuvilsiu tos optimistus ir tos, kurie nori lengvai, kad tikrai lengvai nieko nedaroma. Kiekvienas iš jūsų net nepradėjo lengvai vaikščioti. Būdamas mažiuku, 0,5 metų, metai, 1,5 metų, jisai stojusi, krito. Žingsnis 2 krito, 10 žingsnių krito. Ir kokį mėnesį, 2, 3, kol įvyko tas pilnas suvokimas kūno ir įprasminimas, kad taip, aš darau šitą naują veiksmą, tol buvo kritimai. Lygiai tas pats, ar jums 50 metų, ar 100 metų, reikia būtent ir proto, to veikimo tokio, kad kažką aš keičiu, bet ir kūno, nes kūnas mūsų, jisai įpranta. Vat jūs, kas sportuoja, galit pasižiūrėti. Jūs įprantat, pavyzdžiui, net nesportuojant. Pasižiūrėkit, ką nors kokią duoną pjaustot, bandelę, dešrą, bet ką, agurką, daržovę, sūrį. Kaip jūs pjaustot, tiesiog įprasta. Jūs net negalvojat pjaustot, o jūs pabandykit paimti kitą ranką, priešingą, ne tą, kurią jūs visada pjaustot, ir su kita pjausit. Koks bus diskomfortas, koks yra išvis toks nepatogumas, susierzinimas, net man nepavyksta greitai, man nepavyksta taip lygiai, kaip aš tą darydavau. Tai čia yra su ranka, o mūsų protas, tai jisai yra tikrai ten gerokai gudresnis, nes ir jo nematot, nes jūs nematot, kaip jūs elgiatės. Jūs negalit tai vizualiai pamatyti, kaip jaustot su peiliu kažkokią maisto produktą. Tai būtent mūsų protas ir yra tas, kad aš paimu priešingą ranką ir pradedu kitaip daryti. Tikrai bus diskomfortas, tikrai bus skausmo, bus ašarų, pakils programos, kur, tiesiog aš vadinu tą programą, kur jums įdėjo ir va su to reikia dirbti. Kai jūs jaučiat kas kyla, tada ir prasideda tikra transformacija. Tai aš jums linkiu tikrai nebėgti, neplanuoti, nedaryti vizijų kitiems metams, nežadėti savo, kad aš pradėsiu sportuoti, aš pradėsiu sveikai maitintis, aš atsisakysiu rūkymo, alkoholio. Paleiskite tokius norus ir pasimėgaukit tiesiog gruodį, pasimėgaukit šventėm, be jokių sąžinės graužačių, be jokių kaltės jausmų. Tiesiog pasibūkit tikrų ir pasimėgaukit to buvimo būtent, nes šitos šventės tokios šeiminės, buvimo su šeima, su artimiausiais. O jau kitais metais mažais žingsniais ženkite į tą savęs pažinimo kelią, kur tikrai mažais trupinėliais tiesiog valysit tokias kaip dulkės, bet valysit, šlifuosit, kažkur užlipinsit, kažkur užklijuosit, vėl dažysit, vėl šlifuosit, vėl ten kažką. Nes tai yra procesas ir dar aš pridursiu, kad tai yra procesas
ne metam, ne 2, ne 3. Jūs sukuriat save ir su kiekvienu aš pasiekiau to, ko noriu, vėl yra laiptelis aukštyn, nes tobulinimui nėra ribų ir kol jūs esat gyvas, kol jūs gyvenat, tol jūs visada norėsit kažką dar labiau patobulint, dar labiau aš noriu, taip dar labiau aš noriu iš širdies. Ir būtent tas suvokimas, kad gyvenimas jis yra tęstinis procesas ir mokymasis yra tęstinis procesas. Ir būtent savęs kūrimas, tai yra tikrai tęstinis procesas. Tai dar kartą linkiu gražiai praleisti šventės, šiltai, ramiai, giliai, prasmingai ir tik po naujų metų pradėti lukštent save.